Esu Alnas Cibulskas, video operatorius. Video kūrėjų yra labai daug Lietuvoje. Šita rinka yra perpildyta. Viskas yra į pažintis, charakterį, išvaizdą, mokėjimą prieiti prie žmonių ir visą šitą, žinai. Pažintis. Pas mus rinkoje manau, kad pažintis yra svarbiausia. O kaip žinom, pažinčių turi neblogų. Kaip atrodo darbas su ryškiomis Lietuvos muzikos scenos žvaigždėmis iš vidaus? Čia labai sudėtingas iš tikrųjų klausimas. Jo, yra tokių žmonių, žinau, kad yra pas mus tokių gal arogantiškų. Pasakyk. Jisai tai padarė. Ir tada sako, geriau nedirbk su juo, nes, ten bus sunku. Savotiška atstumimo reakcija vyksta. Taip. Ja, svarbu tas matymas truputį kitomis akimis, kai žiūri ne kaip fanas ar kažkoks gerbėjas, o kai žiūri tiesiog iš profesinės pusės. Dirbi su video, darai ir tada gyvenimas priveda prie tokių įdomių nuotykių. Esu sulaukęs labai įdomių pasiūlymų. Gavau skambutį tiesiog važiuoti į Ukrainą, netoli fronto, filmuoti dokumentinį. Wow, ir sutikai? Man ta pati mergina paskambino ir sakė, kad ten, man atrodo, subombardavo tą visą dalyką, kažkaip ataka kažkokia buvo. Aš vis tiek dar esu pakankamai mažai, sakyčiau, patirties turintis operatorius. Nepasitikiu darbu, jeigu jį darau ne pats. This guy is so humble. Svarbu tiesiog išlikti savo vietoje ir tiesiog išlaukti tinkamo momento.